Sveiki, brangieji. Šiais metais susitinkame pirmą kartą šiame kanale. Norėjau pasveikinti visus sulaukus naujųjų metų. Ir kaip kiekvienas, kaip daugelis, turime naujų vilčių, naujų lūkesčių, naujų planų, naujų ketinimų, galbūt naujų projektų šiems naujiems metams. Linkiu, kad visi jie, kurie yra Dievo valioje, kurie yra taip pat ir Dievo mintyje, išsipildytų, kad Dievas būtų mums talkininkas, pagalbininkas tame ir kad padėtų tai išpildyti. Bet taipogi, kada mes mąstome apie naujus metus, kaip galima būtų žvelgti juos iš Dievo žodžio perspektyvos. Šiek tiek atsitraukus nuo mūsų kasdienybės, šiek tiek atsitraukus nuo mūsų buities, nuo mūsų to materialaus žemiško gyvenimo ir pažvelgus iš tolimesnio taško, iš dieviškos perspektyvos, iš amžinybės perspektyvos, kaip visą tai matosi Dievo akise, ši metų kaita, kai vienus metus keičia kiti. Ir akivaizdu tampa, kada mes taip imame mąstyti, kad laikas bėga labai greitai. Atrodo, visai nesenai sutikome 2024-uosius, o štai jau 25-ieji. Neilgai truks, ateis ir kiti 26-ieji metai. Bet kaipgi mes žmonės, kurie esame laikini šio žemėje, laikini keleiviai, tarsi praeiviai šio žemėje, kaip mes turėtume į tai žvelgti ir mąstyti. Ir aš pasiūlysiu porą eilučių iš 90 psalmės apmąstymui, kurios skamba taip. 9 eilutė. Mūsų dienos praeina tau rūstaujant, mūsų metai kaip atodūsis. Biblija sako, kad mūsų gyvenimas, mūsų metai yra kaip atodūsis. Kai mes atsikvepiam, tai užtrunka vos akimirką. Ir Dievo akise, amžinojo Dievo akise, žmogaus gyvenimas yra kaip atodūsis, atsikvėpimas, ar ne? 10 eilutė. Mūsų metų skaičius yra 70, o stipresniųjų 80. Kai mes matome, kad šventasis raštas, jisai apibrėžia tam tikrą žmogaus gyvenimo trukmės ribą ir nuleidžia mus ant žemės ir primena mums, kad mūsų gyvenimas tai yra viso labo 70, 80 metų. Ir mes matome, kad žmogus maždaug tiek ir gyvena. Esu nedidelės išimtis, kai žmonės pasiekia 90 ar daugiau metų. Nemažai žmonių išeina ir anksčiau šio gyvenimo, nesulaukia 70. Bet maždaug orientaciniai mes suprantame, kad žmogaus gyvenimas trunka būtent tiek 70-80. Ir vieni iš mūsų jau yra ilgiau šio kelionė, kiti trumpiau, vieni sulaukia 20, kiti 50, kiti 70 metų. Kai kurių gyvenimas visiškai ant slenksčio, išėjimo slenksčio, kiti tik įsibėgėja, įsivažiuoja šiame gyvenime, ima kurti šeimą, statyti namus, įsigyti profesiją. Bet kiti jau užbaigia savo bėgimą pamažu ir lieka suskaičiuotos dienos, suskaičiuoti metai. Bet toliau Biblija išsakiusi tokį teiginį, tokį faktą, kad žmogaus gyvenimas yra laikinas ir trumpas, parodo taip pat, kaip mes turėtume, taip turėtume omeny, kaip mes turėtume toliau mąstyti ir gyventi. Ir toliau pasakyta, dauguma jų praeina varge ir kančiose. Jie greitai praeina ir mes išnykstame. Taigi šis gyvenimas yra pilnas vargų, pilnas kančios, sako raštas. Ir tas gyvenimas prabėga greitai ir mes galiausiai išnykstame, mūsų nebelieka. Ir 12 eilutėje pasakyta, pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytum išmintingą širdį. Psalmininkas prašo Dievo išminties, Dievo pagalbos, pamokyti mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytum išmintingą širdį. Kai mes matome, kad metai bėga, kad mes senstame,
kad mūsų gyvenimas eina į pabaigą. Su kiekvienais metais mes artėjame prie to išėjimo slenksčio, ar ne? Ir psalmininkas sako, kad yra išmintinga mokėti, gebėti tinkamai, išmintingai skaičiuoti savo gyvenimo dienas. Tai yra šį gyvenimą leisti ne nerūpestingai, ne beatodairiškai, bet grindžiant išmintimi, ieškant prasmės, ruošiantis amžinybei, ruošiantis susitikimui su Dievu, nes už šį gyvenimą mes turėsime atsiskaityti prieš Dievą, duoti jam apyskaitą ir mūsų šioje žemėje nugyventas gyvenimas apspręs mūsų likimą amžinybę, mūsų padaryti pasirinkimai turės pasekmę amžinybėje. Todėl šiandieną, kol gyvename, kol kvėpuojame, turime laiko susitaikyti su Dievu, priimti jo žodį, priimti jo gerąją naujieną, juo grįsti savo gyvenimą, ant jo statyti savo gyvenimą ir su ta mintimi eiti per gyvenimą, siekiant vykdyti Dievo valią, siekiant paklusti jo žodžiams, turint omeny, kad mes susitiksime su juo ir duosime jam apyskaitą. Taigi metų sandūra signalizuoja mums, kad mūsų gyvenimas nestovi vietoje. Jis primena mums, kad mūsų gyvenimas juda pirmin ir mums skirtas gyvenimo saikas, metų saikas senka. Neprisideda, o senka. Tai reiškia, kad mums lieka vis mažiau laiko. Ir tai reiškia, kad šiandieną mes jau nebegalime atidėlioti, jei dar kažkada, būdami labai jauni, mes drįstavome atidėlioti tam tikrus sprendimus, tam tikrus pasirinkimus, tai šiandieną atidėlioti nebeišeina. Geriau netidėlioti, bet šiandieną siekti Dievo ir gyventi su juo. Ir šiandieninis mūsų tekstas, kuris yra Luko Evangelijos 8 skyriuje, mums kaip tik labai padės, ieškant tos prasmės, mokantis skaičiuoti savo gyvenimo dienas. Todėl kviečiu atsiversti Luko Evangelijos 8 skyrių, kurį mes skaitome iš eilės, skaitydami Luko Evangeliją, ir paskaitykime nuo 1 eilutės. Po to Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, pamokslaudamas ir skelbdamas Dievo karalystės gerąją naujieną. Štai kaip mes matome, Jėzus matė savo gyvenimo prasmę. Jis buvo Tėvo siųstas į šį pasaulį, į šią žemę. Jis suprato, kad Tėvo valia jam yra skelbti gerąją naujieną. Dievo gerąją naujieną žmonėms. Apie tai, kad Dievo karalystė prisiartino prie žmonių ir apie tai, kad įėjimas į ją, kelias į ją, durys į ją atsivėrė per Jėzų Kristų, Dievo Sūnų. Ir Jėzus neleidžia tuščiai laiko, bet kaip mes skaitome, jis keliauja per miestus ir kaimus, siekdamas pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskelbti jiems tą viltingą žinią, gerąją naujieną. Taigi Jėzus išmintingai leidžia savo gyvenimo dienas. Mes žinome, kad Jėzus šio žemę praleido viso labo apie 33 metus. Jo gyvenimas buvo tikrai trumpas. Jis nenugyveno net pusės to, apie ką mes skaitėme Psalmių knygoje, kai žmogaus gyvenimas yra 70-80 metų. Todėl Jėzus turėjo nedaug laiko. Kaip ir mes kiekvienas nežinome, kiek mums skirta, kiek mums duota Dievo nugyventi. Todėl gyventi reikia šiandieną, netidėlioti, nelaukti senų dienų, nes ne kiekvienas sulauksime. O kai sulauksime, ar turėsime jėgų ir noro siekti Dievo. Todėl šiandien yra tas laikas ir ta galimybė daryti pasirinkimus ir apsispręsti savo širdį, eiti paskui viešpatį, gyventi pagal jo valią. Taigi Jėzus yra Tėvo valioje. Taip atrodo Tėvo valia jam. Su juo buvo 12 ir kelios moterys išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų.
Marija vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėjęs 7 demonai, Erodo prievaizdo Huzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų, kurios jiems tarnavo savo turtu. Taigi čia mes matome jau tam tikrą Jėzaus gyvenimo, Jėzaus tarnavimo Dievui, Jėzaus klusnumo Dievui vaisių, kad štai juos seka 12 apaštalų. Tuos, kuriuos jis pasišaukė būti jo pasekėjais, būti jo mokiniais, kuriems jis perduos vėliau stafetės lazdelę ir jie tęs tą tarnystę, kurią Jėzus pradėjo. Bet taip pat mes matome, kad jį seka ne tik 12 apaštalų, seka ir ne viena moteris, daug moterų, kurios pasakyta tarnauja jiems savo turtu, savo ištekliais. Ir mes matome, kad jos patyrė Dievo karalystę savo gyvenime, patyrė Dievo jėgą, Dievo prisilietimą. Kažkuri iš jų buvo išlaisvinta nuo piktųjų dvasių, kažkas buvo išgydytas nuo fizinių ligų. Ir mes matome, kad tos moterys patyrė Dievo prisilietimą, jos nuseka paskui Jėzų dėkinga širdimi, palieka savo praeitą gyvenimą, palieka savo kelius ir aukojasi, leidžia laiką su Jėzumi, būna prie jo, seka jo ir dalinasi tuo, ką turi, paremdamos tik Jėzaus gyvenimą, jo tarnavimą, nes nežinome, kad Jėzus niekur nedirbo, jo apaštalai taip pat irgi niekur nedirbo, tuos 3 metus, kuriuos jie ėjo per miestus ir kaimus, tai buvo darbas Dievo akyse, tai nebuvo toks darbas, kokį mes suprantame. Bet kad Jėzus kalba apie tai, kai Dievas kalba apie tai, pasakyta, kad darbininkas vertas savo užmokesčio, būtent Evangelijos skelbėjas, jis laikomas Dievo akyse darbininku, jis vertas savo užmokesčio. Tiek, kad tą užmokestį toks skelbėjas, jisai gauna ne iš savo darbdavio, bet gauna kitais kanalais. Dievas atranda kitų būdų, kaip aprūpinti ir išlaikinti savo tarnus. Ir mes matome, kad čia Dievas atranda tas moteris, kurios yra pasiturinčios, kurios turi iš ko ir dalinasi tais ištekliais, palaiko Jėzų ir jo komandą, tos vyrus, kuriuos jis pašaukė būti jo mokiniais. O taip pat ir mokiniai, jie buvo pašaukti kiekvienas, kas nuo tinklų, kas buvo žvejai, mažiausiai 4 iš jų buvo žvejai, Petras su Andriejumi, Jonas su Jokūbu, žinome, muitininką Matą ir kitus, kurie paliko savo verslus, savo amatus, kurie paliko savo namus, paliko savo artimuosius ir nusekė paskui Jėzų. Patyrė jo dieviškumą, patyrę, supratę, jog Dievo valia yra juo tikėti ir juo sekti. Taigi mes matome, kad tie žmonės savo gyvenime, jie padarė tą pasirinkimą, jie atpažino Jėzaus asmenyje Dievo sūnų, jie išgirdo ir atpažino Dievo šaukimą, kvietimą savo gyvenime, jie patyrė Dievo karalystę, juntamai, regimai, fiziškai, būdami išlaisvinti, išgydyti. Ir iš to dėkingumo, iš to susižavėjimo Jėzumi nusekė paskui jį tiek apaštalai, tiek tos moteris. Ir tai yra Jėzaus tarnystės vaisius. Tos sielas, išgelbėtos sielas, kurios dabar yra išganomos. Ir toliau mes skaitome, kad Jėzus seka ne tik šie paminėti žmonės, bet seka gausi minia žmonių. 4 eilutėj pasakyta, susirinkus gausiai miniai ir žmonėms iš visų miestų skubant pas jį, jis kalbėjo palyginimu. Taigi mes matome, kad žmonės traukė prie Jėzaus. Jiems rūpėjo, ką jis kalba. Jiems buvo gera matyti ir patirti, ką jis daro, kokius ženklus ir stebuklus jisai daro. Jiems rūpėjo pamatyti savo akimis, kaip aklieji praregi, kaip lošėjai keliasi, kurtiesiems atsiveria ausis, kai apsėsti žmonės yra išlaisvinami nuo piktųjų dvasios, kaip mirusiai prikeliami iš numirusių.
mes matome ne tik tai, bet ir pati žinia, pats žodis. Jie suprato, kad Jėzus, jis moko, jis kalba, jis pamokslauja kitaip, nei jie pratę girdėti, su jėga, su išmintimi. Ir todėl daugelis žmonių viską palikę, išgirdę, kad kažkur netolies yra Jėzus, bėgdavo, skubėdavo jį atrasti ir jo klausytis, būti šalia. Ir štai mes matome, gausi minia susirenka pas jį. O kaip reaguoja Jėzus? Jėzus pasako visai susirinkusiai miniai ir savo mokiniams palyginimą. Ir dabar mes skaitysime tikrai žinomą garsų Jėzaus palyginimą apie sėjėją. Paskaitykime. Sėjėjas išėjo sėti savo sėklos. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito palei kelią, buvo sumindžioti ir padangių paukščiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolos ir išdygę nudžiūvo, nes trūko drėgmės. Kiti nukrito tarp erškėčių ir tie kartu išaugę nusmelkė juos. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė 100-eriopą derlių. Tai papasakojęs, jis sušuko. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Taigi mes matome štai toks vaizdas. Sėjėjas ima saują sėklos ir paberia ją. Ir tos sėklos, jos krenta į 4 skirtingas dirvas. Ir kiekvienos iš tų sėklų, kiekvienoje iš tų dirvų likimas yra skirtingas. Ir Jėzaus šūksnis, kas turi ausis klausyti, te klauso, palyginimo pabaigoje mums perduoda tai, kad tai, ką jis sako, yra labai svarbu. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Taigi, šis palyginimas Jėzaus nuomonė, Jėzaus akimis yra labai svarbus. Svarbu jį suprasti, svarbu juo vadovautis savo gyvenime. Svarbu suprasti dvasinę realybę, dvasinę tikrovę, kaip viskas vyksta. Na ir tada mokiniai, matais, to palyginimo nesuprato. Ir jo mokiniai paklausė, ką reiškia šis palyginimas. Mokiniams rūpėjo išgirsti, kaip dabar reikėtų išsiaiškinti, ką tai reiškia ta dirva ant uolos, ta dirva pakeliai, ta dirva su erškėčiais, ta keroji dirva. Kas apie ką čia kalba? Na ir 10 eilutėje pasakyta, jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Taigi Jėzus pasako, nors aš ir kalbu palyginimais, bet jums tie palyginimai yra prieinami suprasti. Bet daliai žmonių tie palyginimai taip ir liks paslaptis, jie jų ir nesupras. Ir jis cituoja pranašą Izaiją, kuris kreipėsi savo metu Izraelį prieš keletą šimtų metų, sako, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Yra žmonės, kurie žiūri, mato, bet iš tikrųjų nemato. Arba girdi, bet iš tikrųjų negirdi. Kodėl? Todėl, kad kalbant apie dvasinį imlumą, dvasinį gebėjimą įžvelgti, išgirsti ir suprasti, apsprendžia mūsų širdies stovis. Kiek mūsų širdis yra tam atvira, kiek yra tam paslanki, kiek yra imli dvasiniai tikroviai. Jeigu žmogaus širdis yra, kaip pranašas Izaijas vėlgi sako savo kartos žmonėms, aptukusi, kitais žemiškais dalykais, meilė turtams, geiduliais, rūpesčiais, susikoncentravimu, susitelkimu į šio gyvenimo dalykus,
Dievas tik tai, jei jis ir egzistuoja, jis egzistuoja tik tai kažkur prabėgom epizodiškai. Bet širdis yra kieta, aptukusi, prieimas prie jos, žodis prie jos negali tinkamai prasiskverbti, prasilaužti iki jos. Ir tokia širdis, tas žodis jisai atsitrenkia kaip į sieną, jisai skamba, tos sėklos byra, bet jos atsitrenkia ir net neįkrenta į tą širdį. Ir galiausiai ta širdis tokia ir lieka uždara, akla, negabi, nejautri dvasiniams dalykams. Ir tokiu būdu tam tikri Dievo žodžiai, tame tarpe ir palyginimai Jėzaus, lieka uždengti, nesuprantami žmonėms. Žmonės neįstengia suprasti, apie ką kalba ima. Šaipytis iš to, menkinti, tai niekinti, numoti ranką ir šaipytis iš tų, kurie rimtai žiūri tai. Kodėl? Kad jie nemato, jie akli. Na, dabar pažvelkime, kaip Jėzus paaiškina, kaip jis apibūdina praktiškai, kaip atrodo tos 4 dirvos praktiškai gyvenime. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Sėjėjas išėjo sėti, ar ne? Sėjėjas, be jokios abejonės, yra Dievo sūnus, Jėzus Kristus. Jo rankose yra sėkla, o kitaip tariant, tai yra žodis, kurį Dievo sūnus skelbia, kurį jis kalba, kurio jis moko. Ir tada mes matome, būtent ateina kalba apie tas 4 dirvas. Ir tos dirvos simbolizuoja žmonių širdis. Nes žodis jis krenta į dirvą, į tam tikrą širdį. Ir arba tas žodis užsilaiko toje dirvoje, sudygsta, auga, neša vaisių, arba ta sėkla, tas žodis nuvysta, išvis nesudygsta, arba tik sudygus nuvysta, arba kiek vėliau yra užgožiama erškėčių ir neneša vaisiaus. Kai mes matysime, kad 3 dirvos iš 4 yra nevaisingos, jose vaisius nesubręsta, kas ir yra Dievo siekinys, Dievo tikslas žmogaus gyvenime, kad tas žodis, dieviškas žodis, subrandintų vaisius, dieviškus vaisius, Dievo karalystės vaisius. Ir kaip iliustracija mums gali būti, praktinė iliustracija, būtent tie 12 apaštalų, kurie seka Kristumi, ir tos moteris, apie kurias mes skaitėme pradžioje, kurios patyrė Dievoje, kurias išgirdo ir suprato ir priėmė Dievo žodį ir nusekė paskui Jėzų ir tarnauja jam praktiškai išreikšdamos savo tikėjimą, savo meilę, savo atsidavimą ir pasišventimą Jėzui. Taigi tai jau yra tam tikri subrendę vaisiai žodžio, kurį tie žmonės išgirdo ir kuris sudygo jų širdyse. Taigi palyginimas, pasak Jėzaus, reiškia štai ką. 12 eilutė, palei kelią, tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Štai pirmoji dirva. Pats liūdniausias vaizdas yra būtent čia, kur sako, žodis krenta palei kelią, kur ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Taigi, pirmai dirvai priklausantys žmonės, pasak Jėzaus, jie net nėra išgelbstini, žodis neatranda vietos jų širdyse. Ir čia mes galime pasakyti, na tai velnias yra kaltininkas, nes jis tą sėklą išrauna, kuo dabar dėtas žmogus, ką jis gali padaryti, ką jis gali pakeisti. Bet kada mes skaitysime toliau, pamatysime, kad ne visai taip yra. Nėra taip, kad velnias apsprendžia, jis nusprendžia, iš kurios širdies ir kada tą sėklą išrauti. Matosi, kad žmogus tam sudaro pretekstą.
kad žmogus atveria galimybę, atveria tas duris velniui prisiartinti ir galiausiai tą žodį išrauti iš širdies, išrauti iš tos dirvos ir jis liks tas žodis bevaisis to žmogaus gyvenime. Kiti evangelistai sako, kad toj dirvoje, kalbant apie žmonės priklausančius, tai jie sako, jie nesupranta žodžio. Kodėl jie nesupranta? Mes jau kalbėjome dėl širdies kietumo, dėl to imlumo nebuvimo, alkio nebuvimo, dėl užkietėjimo, dėl vienų ar kitų dalykų. Žmonės yra priešiški Dievui, atitolę nuo jo, nenori apie nieko girdėti ir taip toliau. Vadina save ateistais, netikinčiais, kažkokiom prisileidžia įvairių filosofijų apie pasaulio sukūrimą, apie Dievą, apie save kaip Dievą ir panašiai. Žmonės yra tolimi, užkietėję ir nieko nenori girdėti. Ir natūralu, kad velniui yra labai paprasta ir lengva prie tokios širdies prisiartinti ir tą sėklą tiesiog nukvelpti, išrauti, paimti. Ir laikui bėgant nėra kam sudygti ir nėra iš ko išaugti Dievo karalystės vaisiams, to tiesos, šviesos vaisiams, tikro gyvenimo, džiaugsmo vaisiams, išgelbėjimo vaisiams, teisumo vaisiams. Nėra iš ko išaugti, nes nėra sėklos. Žmogus lieka su savo prigimtim, žmogus lieka su blogom sėklom, nes velnias jis ne tik išrauna dieviškąją sėklą, bet jis pasėja savasis sėklas. Kaip mes skaitome kitam Jėzaus palyginime apie rauges, kad atėjo Dievo priešas, velnias ir pasėjo raugių iš žmonių širdis. Taigi žmonių širdise auga tiek kviečiai, tiek raugės. Ir mes, kaip žmonės, mes nusprendžiame, kam mes duodame vietos savo širdyje, raugiams ar kviečiams. Ir čia Jėzus būtent kalbėdamas apie pirmą dirvą pasako, kad tokie žmonės vietos kviečiams neduoda. Jie leidžiasi apsėjami tik raugėmis. Ir tas sėjėjas šiuo atveju yra velnias, kuris yra Dievo ir žmonių priešas, kuris atėjo vogti, žudyti ir naikinti, taip sako Jėzus. Ir tokių žmonių likimas yra nepavydėtinas, pasakyta, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Tokių žmonių likimas yra amžinoji pražūtis. Ir tai labai liūdna situacija ir mums svarbu saugotis, kad mūsų širdis nebūtų tiek užsikietinę Dievo žodžio atžvilgiu, kad mes įsileistume tas sėklas, puoselėtume jas ir kad tos sėklos, Dievo žodžio sėklos atneštų tinkamą vaisių. Jau šiame gyvenime ir amžinybė išgelbėjimą. Paskaitykime, kaipgi atrodo antroji dirva, ant uolos. 13 eilutė, ant uolos tai tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Jie kurį laiką tiki, o gundymo metu atkrinta. Antroji dirva jau teikia daugiau vilties, yra kiek šviesesnė dirva. Tai žmonės, į kuriuos žvelgdami mes matome šiek tiek vilties, jie su džiaugsmu priima žodį. Jie kažkurią akimirką praregi ir sako, wow, tai yra geras žodis, tai yra tiesa, tai dera priimti. Ir jie priima, jie atsiliepia į tą žodį, patiki, bet vėliau mes skaitome, kad gundymo dieną jie atkrinta, nes mūsų tikėjimas Dievu, jis bus išbandytas, jis bus išmėgintas vienais ar kitais išmėginimais, pagundimais. Ir vėlgi mes darysim pasirinkimus tomis akimirkomis, tose savo gyvenimo aplinkybėse. Ką mes rinksimės? Ar mes rinksimės Dievą, jo tiesą, jo žodį? Ar mes rinksime tai, kas mums bus tą akimirką palankiau, paprasčiau, lengviau, priimtiniau pagal kūną? Ir jei mes padarome tuos klaidingus pasirinkimus, Dievą atidedam į šalį, arba kitaip tariant, paprasčiausiai kalbant, išduodame Dievo žodį, Dievo žodžio sėklas, atsižadame jų, pasirinkdami kitus dalykus,
tuomet tas žodis, jisai taip kaip greit išdygo, taip greit ir nuvysta. Ta sėkla taip greit ir tas daigelis sudygęs, jis taip greit ir nuvysta saulėje, ar ne? Saulė pakilo, pradėjo kepinti, ta sėkla krito ant uolos, uolėtoj dirvoj. Jis turi tam tikrą potencialą, bet nedidelį, neilgam. Ir todėl yra ir tokie žmonės, kurie jie atsiliepia į Dievo kvietimą, bet eina prie Dievo, bet žiūrėk, praeina metai ir 2, o gal net dar trumpiau, ir žmogaus nebelieka, jis vėl savo gyvenime, jis vėl grįžta prie savo rutinos, jis vėl grįžta prie pasaulio dalykų ir dieviški dalykai jam vėlgi tampa svetimi ir tolimi. Nes gundymo dieną toks žmogus pasirenka ne viešpaties žodį, bet kažkokius kitus dalykus. Kaip mes ir skaitom, su džiaugsmu jį priima, žmogus priima arba nepriima. Žmogus daro pasirinkimą, žmogus daro sprendimą. 14 eilutė, sėkla kritusi tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet toliau eidami buvo nusmelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumų ir neduoda subrendusio vaisiaus. Na, trečioji dirva teikia dar daugiau vilties. Mes matome, kad žmonės priima žodį. Šios dirvos žmonės, ne tokios širdies žmonės, jie priima ir eina kurį laiką, eina ilgėliau. Eilę metų, žiūrėk, jie seka Dievu. Nes pasakyta, toliau eidami buvo nusmelkti rūpesčių. Kitaip tariant, erškėčiai užauga su laiku. Ta dirva iš pirmo žvilgsnio pradžio atrodo labai gražiai, taip kaip atrodo ir 4 dirva. Sėkla dygsta, daigai kalasi, kviečiai auga. Mes matome stiebą ir visa kita, netgi varpas, bet subrendusio vaisiaus, subrendusio grūdo jos nesubrandina. Atrodo, trūksta tiek nedaug, dar šiek tiek, dar truputį ir jau subręs vaisius. Bet pasakyta, toliau einant gyvenimo keliu, einant per gyvenimą, į žmogaus gyvenimą beldžiasi šalia Dievo žodžio ir kiti dalykai, erškėčiai, jie beldžiasi į mūsų širdis, jie gundo mus. Ir kaip Jėzus įvardina tuos erškėčius, kas tai yra praktiškai? Rūpesčiai, turtai, turto apgaulė, bei gyvenimo malonumai. Ir mes matome, kad visų šių 3 dalykų šiandien yra apstu. Kur pažvelgsi, visur rūpesčiai, turtai, malonumai. Malonumai, turtai, rūpesčiai. Ir šiandien yra tikrai gana didelis iššūkis, ypač gyvenant vakarų visuomeniai, atsispirti visiems šiem dalykam, išrauti iš savo širdies visus šiuos erškėčius, kad nebūti jų apimtais rūpesčių. Rūpestis rytdiena, mes matome, kiek daug esama visokių darbų, atsakomybių ir panašiai mūsų gyvenime. Ir labai paprasta juos visus panirti, nes matome, kaip praeina diena, o mes visi rūpesčius. Visą dieną rūpesčius. Turtai taip pat, žiūrėk, mes matome, kaip žmonės gyvena, kaip žmonėms sekasi, kaip žmonės įsigyja, kaip žmonės džiaugiasi vienais kitais dalykais. Ir tai gundo, tai traukia ir mus. Tai užturėti, to siekti, dėl to gyventi, tai sukaupti, tai užgyventi. Arba malonumai, mes matome, kokia didelė pasiūla šiandien yra įvairiausių malonumų. Įvairiausių, pačių įvairiausių, kiekvieno skonį. Ir visam tam atsispirti, sutikime, nėra taip jau paprasta. Tam reikia turėti tikrai labai plačiai atviras dvasinės akis, širdies akis,
kad susigaudyti ir atsirinkti, kas tikra ir kas netikra, kas išlieka ir kas neišlieka. Ką su savimi pasiimsi, o ką paliksi šiame gyvenime išeidamas. Ir todėl tai yra gera galimybė, matant būtent tokį vaizdą, tokį paveikslą, kurį Jėzus piešia, labai sveika apmąstyti savo gyvenimą būtent šiems ateinantiems metams. Galbūt yra ką keisti mūsų gyvenime. Kažko atsisakyti, už kažką atgailauti, kažką palikti ir kažko imtis. Ar ne? Atsisakyti rūpesčių ir imtis maldos, pavyzdžiui. Atsisakyti turtų tam tikrų, kaip tos moterys, ar ne, ir imtis gilinimuose į Dievo žodį, imtis gailestingumo darbų, dalintis tuo, ką užgyvenome, kuo Dievas palaimino su kitais. Ir panašiai. Pervertinti, permastyti savo gyvenimą, kad nepasirodytų aną dieną, jog atėjome pas Dievą tuščiomis rankomis, nesukaupę ir nesubrandinę nieko apart to, kas liečia mus, to, kas svarbu mums patiems asmeniškai. Taigi trečioji dirva, kai sėkla krenta tarp erškėčių ir erškėčiai nusmelkia kviečius, jie ima viršų virš kviečių, virš Dievo žodžio. Ir tai neduoda subrandinti vaisiaus, priimtino, patinkančio Dievui, laukiamo Dievo. Na ir galiausiai mes ateiname prie tos gerosios, vienintelės iš tų 4 dirvos, kuris subrandina vaisių. Kasgi būdinga jai? 15 eilutė. Nukritusi į gerą žemės sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Štai mes matome 4 dirva, geroji, vaisingoji dirva. Kas būdinga tokiems žmonėms? Pasakyta, jie klauso žodžio ir klauso žodžio ne bet kaip, ne atsainiai, bet atsidavusiai, atidžiai, rimtai klauso žodžio ir dedasi jį į širdį, saugo jį širdyje. Saugo širdyje, kad tas žodis iš to širdies neišsprūstų, kad to žodžio nenustelbtų kažkas, kad to žodžio nenugvelbtų kažkas. Jie saugo, sąmoningai prižiūri tą žodį. Tai rodo, kad jie supranta to žodžio prasmę ir vertę. Ir tokiu būdu eina laikas, sako, ir duoda vaisių kantrumu. Ir saugo tą žodį ne savaitę, ne dieną, ne savaitę, ne metus ir net ne 5 metus, bet visą savo likusį gyvenimą. Ir kantriai, einant laikui, žiūrėk, tas žodis, kurį jie prižiūri, saugo, laisto, ravi, ar ne, nuo tų erškėčių, nuo piktžolių, jie ravi, jie laisto jį toliau, pasilikdami Dievo dvasioje, Dievo artume. Tas žodis auga ir neša vaisių galiausiai. Tas sėkla tampa kūnu, tas dieviškas pradas žmogaus širdyje tampa regimas, akivaizdžiai, kad aplinkiniai ima matyti gerus vaisius to žmogaus gyvenime, primenančius Dievą, primenančius Jėzaus gyvenimą, jo širdį, jo prioritetus, jo vertybės ir panašiai. Išsaugoti žodį tyroje ir geroje širdyje, reiškia, mes matome, kad yra žmonės, kurie dirba prie savo širdies, kurie prižiūri tiek širdį, tiek sėklą, Dievo sėklą joje. Ir kad einant laikui, neišvengiamai, ta sėkla atneša vaisių. Kągi, belieka palinkėti, kad mes būtume būtent šita dirva, nes kitos 3 jos neturi ateities. Joms, kaip sakyt, kitos 3 dirvos jos faktiškai yra
pasmerktos, jos neturi ateities. Nė viena iš jų Dievas nesigėri. Tik ši 4, tai reiškia, kad vienintelis tinkamas sprendimas ir pasirinkimas yra būtent šis - atidžiai klausyti žodį ir saugoti jį tyroje ir geroje širdyje visą likusį savo gyvenimą ir nešti vaisių kantrumo. Bet tuo Jėzaus žodžiu, Jėzaus pamokymas dar nesibaigia. Dar yra keletas eilučių, kurias mes dabar ir paskaitykime. 16 eilutė. Reiškia, pabaigęs aiškinti palyginimą, Jėzus dar pasako keletą sakinių, kurie taip pat yra tam tikras palyginimas. Nė vienas uždegęs žiburį neapvožia jo indu ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, kai jis tarėsi turys. Štai tokie keli sakiniai, kurie yra ganėtinai mįslingi, kągi iš tikrųjų gali reikšti, bet jeigu mes juos bandome suprasti, apžvelgti ir suprasti būtent šio palyginimo šviesoje, būtent šios Jėzaus išsakytos minties apie santykį į girdimą žodį, tuomet daug dalykų sustoja į savo vietas ir tie žodžiai tampa suprantamesni. Ir greičiausiai reikėtų atsiremti būtent į 18 eilutės pradžią, kur Jėzus sako, tad žiūrėkite, kaip klausotės. Tai yra tarsi išvada iš to, ką Jėzus pasako toliau. Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Tai reiškia, Jėzus parodo, kad mes nešame atsakomybę už mūsų santykį į girdimą žodį. Mes girdime žodį ir mes apsisprendžiame, ką mes darome su tuo žodžiu. Yra keli variantai. Mes arba numojame rankas, sakome, ai, nusišneka čia, ar ai, čia nieko verto, čia kvailystė ir taip toliau. Iš karto nubraukiam tai. Arba mes, neblogas tas Dievo žodis, viską mes galim priimti kažkiek, būti tolerantiški tam žodžiui, bet nerimtai žiūrėti ir nesiremti tuo žodžiu, ne? Mes netmetam, bet mes ir nepriimam. Arba mes galim sakyti, palauk, tai yra tikrai vertybė, tai yra tikrai, ką reikia atkreipdėmėsi ir mes tai darome. Tuomet tas žodis turi vilties mūsų mumyse, tas žodis turi vilties mūsų širdise sudygti ir atnešti vaisių. Na ir dabar, todėl jis sako, tad žiūrėkite, kaip klausotės. Jis atrodo taip, kad jis permeta atsakomybę mums. Žiūrėkite, kaip klausotės. Ir kai Jėzus sako, ne vienas uždegęs žiburį neapvožia jo indu ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad įeinantis matytų šviesą, turbūt reikėtų suprasti taip, kad šis žodis, kurį jis Jėzus skelbė, Dievo žodis, šventasis raštas, kuris skelbiamas, jis nėra skirtas, užvožimui indu. Jis nėra tam, kad jis būtų numestas kažkur pakištas po lovą, pakištas po dangčiu, kad šis žodis turi didelį potencialą šviesti tiek tam, kuris tą šviesą priima, tiek aplinkiniams, kurie matys jame šviečiant šią šviesą, šią tiesą, Dievo žodį. Taigi mes matome, kad Jėzus pasako, kad žodis yra toks, kad jis turi būti priimtas, nes jis yra šviesa aplinkiniams. Jis parodo jo vertę, jo privalumą ir kad jis yra, nedera to atmesti, jis parodo to vertę. Ir parodo, koks tinkamas ir teisingas mūsų santykis, jeigu mes girdame tą žodį ir pakišame jį kažkur,
parodo, kad mes nesuprantame šito žodžio vertės. Bet jeigu mes jį priimame, įsileidžiame į save, tas žodžius šviečia mums, jis šviečia aplinkiniams, kaip mes ir skaitėme, kad Jėzumi seka 12, kurie tą šviesą neš toliau. Jėzumi seka tos moterys, kurios jį remia turtu ir tokiu būdu įgalina Jėzų skelbti tą žodį toliau. Jos šviečia savo gyvenimą, štai jos pakeistos, išgydytos, išlaisvintos ir jos neša tą šviesą toliau. Taigi, santykis į žodį turėtų būti atsiliepimas, atsiverimas jam. Na ir toliau nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepadarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. Žinoma, kad žmonės, kurie atmes žodį arba taip tyliai nusisuks nuo jo, neakivaizdžiai atmesdami, bet kažkaip taip tyliai palikdami, nusigręždami ir nueidami savo keliu, kiekvienas toks žmogus turi vienokį ir kitokį pasiteisinimą savyje. Ir Jėzus sako, kad tie mūsų, tas mūsų atsisakymas paklusti žodžiui, tie mūsų išsigynimai, tie mūsų pasiteisinimai, aną dieną jie bus atskleisti. Dievas mato mūsų širdį, jis mato, jis atvers ir parodys, kodėl mes to atsisakėm, nes mes mylėjom kažką kitą. Ir jis parodys, kad tų žmonių, kurie atsisakė, pasiteisinimai, jie bus atskleisti ir parodyti ir nieko gero iš to nebus. Tai bus tai, ką žmogus savo širdį slepia, tus tikruosius motyvus, kodėl jis nepriima žodžio. Nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ar neišeitų aiškiai, tai bus atidengta ir galiausiai tą akimirką mes patirsime nepatogumą, švelniai tariant, gėdą, kad mes taip vadovavomės ir taip rinkomės. Nes mes turėsim duoti apyskaitą Dievui už savo gyvenimą ir ten bus atskleisti visi mūsų motyvai, atskleistos visos mūsų slaptos mintis, kaip mes rinkomės, kodėl mes vienaip ir kitaip rinkomės, kodėl mes atsižadėjom Dievo žodžio, išsigynėm jo. Ir todėl šiame kontekste šie žodžiai sako, kad geriau mes nebėkime nuo Dievo, nesislėpkime nuo žodžio, bet atsiverkime jam. Tad žiūrėkite, kaip klausės, kas turi, tam bus duota, iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi, turys. Ir žmonės, kurie nepriima Dievo žodžio, kodėl jie nepriima? Nes jiems atrodo, kad jiems jo nereikia, kad jie tarėsi, turi kažką, kas juokis yra vertinga ir svarbu. Tik tai Dievo teismo akivaizdoj pasirodys, kad tai, ką jie tarėsi, turi vertingo, Dievo akyse yra visiškai nevertinga, tai yra nieko verta. Todėl sako, o tam, kas turi, tam bus duota, kas jau turi tam tikrą širdies sudužimą, atvirumą, nusižeminimą, įsiklausyti, jis jau turi tam tikrą karalystės pradą savy ir jis atsiveria Dievo žodžiams, jis įgyja dar daugiau karalystės savy, atsiveria dar didesnis Dievo pažinimas, tai dar didesnis tas susilietimas, susitikimas su Dievo karalystė ir to tampa daugiau per tą sėklą, kuri krenta jo širdį. Ta sėkla subrandina vaisių. Mes žinome, kad jei krenta viena sėkla, iš jos subręsta 100-eriopas derlius, daugeriopas derlius. Ne? Ir sako, tam, kas turi, tam bus duota, kas atsiveria. Jau tai, kai jis turi mažo, tą nuolankumą, tą sudužimą, tą įsiklausimą, tą atsidavimą, lydės dar didesni pasikeitimai, dar didesni Dievo karalystės vaisiai. Nuo tas, kuris užsidarys, manydamas, kad jis kažką vertingo turi, liks be nieko. Ir tai yra liūdnas likimas, liūdnas vaizdas. Todėl būkime atviri Dievo žodžiui. Na ir dar
porą eilučių mes matome, pas Jėzų atėjo jo motina ir jo broliai, bet negalėjo prieiti prie jo pirminę. Jam pranešė, tavo motina ir broliai stovi laukia ir nori su tavimi pasikalbėti, pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai, tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Štai kaip Jėzus apibendrina. Čia jis kalbėjo apie palyginimą, apie sėjėją, apie santykį žodį. Ir čia mes matom tokią praktinę šeiminę situaciją. Ateina Marija su Jėzaus broliais ir nori pasimatyti su juo. Per minę jie neprieina prie jo. Ir jam sako, Jėzus, štai tavo motina, tavo broliai, sako, kiekvienas, kuris klauso iš tų mano žodžių ir jis vykdo, man yra ir brolis, ir sesuo, ir motina. Kitaip tariant, tie yra mano artimieji, patys artimiausi. Arčiausiai mano širdies tie, kurie klausosi mano žodžių ir jos vykdo, tuo parodydamas, kaip svarbu yra klausyti Dievo žodžio ir jį vykdyti. Ir baigdamas kaip tik to ir noriu palinkėti tiek jums, tiek savo, ateinantiems naujiems metams, kad Dievo žodį mes brangintume labiau už viską, jo labiau už viską siektume ir tik jam ir niekam kitam mes atvertume plačiai savo širdį, kad Dievo žodžio sėklos gausiai kristų į mūsų širdį, kad mes jas, tas sėklas, saugotume ir neštume galiausiai vaisių. Te Dievas mums visame tame padeda. Ačiū brangiai, kad buvote kantrus, kad pasilikote kartu visą šį laiką, skaitykime ir toliau Dievo žodį, įsijunkite kitą kartą, mes pratęsime skaityti Luko Evangelijos 8 skyrių. Dabar atsisveikinu ir linkiu kuo geriausios kloties viešpatyje. Sudie.